Ką čia darote? Rūšiuojame atliekas: geltonas – plastikui, Mėlynas – popieriui. žalias – stiklas. O kodėl taip reikia daryti? Kad atliekų būtų kuo mažiau. Tinkamai rūšiuojamos atliekos gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą. O kas atsitiks, jeigu mes nerūšiuosime ir mesime atlikas, kur papuola? Nerūšiuojamos ir bet kur paliekamos atliekos virsta šiukšlynais ir yra pavojingos mums ir gyvūnėliams. Ar mes galime apsaugoti gyvūnėlius? Taip, tai labai paprasta. Pamatę šiukšlę, pakelkime ją. Eime. O. Vandenyje palikti tinklai – tikri spąstai paukščiams. Oi, žiūrėkit, gyvūnėliai nelaimėje. Jie negali ištrūkti. Padėkime jiems. Fū, kas čia per kvapas? Kažkas nesusirinko augintinio kakučių, O kodėl jas reikia rinkti? nes nuo kakučių galima užsikrėsti parazitais ir susirgti. Kodėl tu verki? Vandenyje mėtė susidaužytas butelis ir aš persipėriau koją. Mes tau padėsime. Aš išalkau. Gal užkaskime? O kas čia? Mano dėžutė maistui sudėti. Kai naudoju tokią dėžutę, nesusidaro atliekų, nes nereikia daugybės vienkartinių maišelių. Šita dėžutė tiesiog stebuklinga. Ką tu darai? Negalima laukinių gyvūnų maitinti. Tai jiems nepadeda, tik kenkia. Tai, kas tinka žmonėms, netinka gyvūnams ir gali juos susargdinti. Oho, nežinojau, aš atsiprašau. Oi, mesti žieves ir graužtus į vandenį negalima, nes tai nėra vandens gyvūnų maistas. Maisto atliekas reikia dėti į tam skirtą vietą, vadinamą kompostinę. Ten suirusios atliekos tampa naudingomis augalams trąšomis. Kokia buvo puikiai diena. Ir kiek daug viską sužinojome. Atliekas būtina rūšiuoti. Augintinio kakučius būtina surinkti ir išmesti į tam skirtas šiukšliadėžes. Pamatę šiukšlę, pakelkime ją. Naudokime daugkartinės pakuotės. Nesusidarys atliekų. Maisto atliekas naudinga kompostuoti.